Santykis į tėvus yra viso mūsų gyvenimo pagrindas. Be abejo, kai mes juos susitvarkom, tada tvarkosi ir mūsų aplinka. Nuo to reikia ir pradėti. Bet santykis tai ne tai, kad aš ateinu ir keičiu savo tėvus, bet aš keičiu save, savo požiūrį į tėvus. O čia yra esmė. Ta tokia nuostata, aš manau, klaidinga būna. Dažnai pradantiems ieškojimus, kad tai, kas susijęs su mano šeima, su tėvais, yra kaip kliūtis. Iš tikrųjų atvirkščiai. Tėvai yra vartai į šitą pasaulį ir tai negali būti atsitiktinumas. Tai turi didžiulį prasmę, didžiulį žinią mano visam gyvenimui. Iki pat mirties tėvai bus tėvai. Negaliu pakeisti. Tik tais iššifruoti tą žinią man reikia. Į jos gilį nueiti. Ir iš tiesų, ruošdamasi dar šiai temai, aš pagalvojau, aš be galo dėkinga už savo sunkias patirtis vaikystėje. Be galo dėkinga. Aš manau, kad tai padeda sielai busti, greičiau busti. Ir jeigu jau buvo sunki vaikystė, jeigu taip ją pavadintum, vadinasi, tai paruošė dirvą ateičiai. Kada prasidėjo Dievo ir savęs tikroji paieškos, tas klausimas, kuris vaikystėje irgi lydėjo, tai buvo kodėl. Kodėl? Viskam kodėl? Kodėl taip? Kodėl anaip? Ir aišku, priėjo klausimas, o kodėl aš šitoje šeimoje gimiau? Ir jeigu aš pasitikiu tuo, ta šviesa, ar ne, iš kurios atėjom, sakykime, sielos prigimtiniais namais, iš kurių atėjau į žemiškus namus, tai reiškia, kad atėjau nebereikalų būtent pas tuos tėvus. Tai man taip pasirodė, kad kliūtis yra, kurią turėjau įveikti ir priimti, kad tėvai vieninteliai, susitaikyti su tuo. Ir dar toliau rasti, už ką būti dėkingu. Nes jeigu tos jėgos mane paskyrė į šitą šeimą, tai reiškia, tai yra geriausia, kas gali man nutikti. Nes mano sielos pamokos, jos yra arčiausiai visada. Svarbiausios pamokos yra arčiausiai. Taigi tie tėvai, ta šeima, tos situacijos, tos aplinkybės, man buvo tai, kas mane augino labiausiai. Man buvo sunku iš pradžių suprasti, kas sieja mane su ta šeima, kurioje gyvenu. Dažnai pasijausdavau lyg balta varna. Ilgainiui aš pajutau labai didelį troškimą iš tiesų pabėgti iš tokios aplinkos, pabėgti iš skurdo, pabėgti nuo alkoholio, smurto ir bet ko, ką mačiau. Ir pasistačiau savo siekį, tikslą, kad aš turiu gerai baigti mokyklą, įstoti į universitetą Vilniaus ir susikurti savo pagrindą. tą ir padariau. Ir atrodo, kad tas atstumas, kai aš pakeičiau aplinką, kaip ir palengvino situaciją, santykį su mama, bet iš tiesų ne, nes viduje pokytis tai neįvyko. Teko daug sunkumų praeiti vaikystėje. Ir skyrybas tėvų, ir alkoholio žalojantį poveikį žmonėm teko pamatyti. Ir šiaip tokį, sakykime, kuklesnį gyvenimo būdą patirti. Bet visos tos patirtis labai buvo naudingus ir gerus. Ir būtent tos, kurių man reikėjo. Mama man buvo angelas sargas mano. Ir tarsi toks idealus moters pavyzdys. Tėtis kaip tik. Toks vyriškas, valingas, ryžtingas. Tėtis labai mylėjo gamtą. Mus mokė mylėti gamtą, tausoti, pažinti tą gamtą. Ir
Aš buvau tas vaikas, kuriam rytais mama atneždavo pašildytą uniformą. Žiemą, kai šalta, į lovą šiltą rūbelį. Tai, o tėtis mane iš vis vadino savo karalienę ir kai tu esi apdovanotas, sakau, tokia graži šeima, tokiais gerais tėvais, tokia graži vaikystė, kažkaip tu, kai augi, tau atrodo, kad savaime suprantama tai yra ir kad taip yra visiems. Ir tik jau gerokai vėliau sužinai, kad anaip tol ne visiems. Situacija su tėčiu buvo dar kitokia. Jie išsiskyrė, kai buvau labai maža, aš tėčio dar neprisiminiau ir mudu pradėjom bendrauti, kai man sukako 16 metų. Ir visi susitikimai vykdavo, bent per šventes, iš tiesų mano iniciatyva. Ilgainiui aš pradėjau kaupti nuoskaudą dėl to, kad santykis yra vienkryptis, kad rūpi tik man. Ir vieną kartą apie Kalėdas aš tiesiog pratrūkau ir labai giliai išsiverkiau. Gailėdama iš tiesų tada gailėjau savęs, o tada pagalvojau, kad, kągi duoda šitą nuoskaudą. Ir nusprendžiau iš tiesų iš esmės pakeisti požiūrį ir nukreipti žvilgsnį į save. Tai yra nebeieškoti kaltų išorėje, ne kiti kalti, kad man nedavė meilės, o pažvelgti, kodėl aš atėjau į tokias sąlygas ir kodėl gaunu tokias pamokas. Ir tada viskas iš esmės pradėjo keistis. Einant tuo, galim vadinti dvasiniu keliu, susitikimai su tėvais yra kaip maži seminarai, kurie patikrina, kaip kontrolinis užduotis. Susitinki ir dar pamatai, kiek ko turi. Ar tu jau sugebi jausti dėkingumą iš tikrųjų, nepadėkoti išoriškai, kad savo pats varnelius sudėtum, niekam tai neįdomu, bet ar viduje yra tikrai dėkingumas, ar aš sugebėjau. Tik iškentėjus iš tikrųjų skausmą, dažnai ateina dėkingumas, nes per sunkias patirtis, tie tikri dalykai dažnai tik tais ateina, kaip bebūtų gaila. Vienus tai kaip tik išbūdina, ar ne tai, kad nebūtų taip, kaip jam buvo, ar blogai, ir jisai, aš taip nedarysiu, ir tada prasideda paieškos, ir tada jisai atranda kitus gerus, gražius dalykus, per kur galima keisti savo šeimą, savo santykį. Man teko praeiti irgi santykį į tėvus sunkių dalykų ir atleisti net savo jėgom nepavyksta. Maldos reikia prašant aukštesnių jėgų, kad padėtų atleisti. Kad padėtų atleisti ir sluoksnis po sluoksniu. Vis kažkas tai išsilukštena su atleidimu. Ir tenka matyti, kad santykis į tėvus, mano santykis į tėvus, keičia tėvų santykį į mane. Ne atvirkščiai. Ir jie keičiasi. Šeima yra santykių mokykla, kur mes mokomės atsisakyti egoizmo, pykčio, mokinamės bendradarbiauti, mokinamės meilės. Tai nėra vien tik tais spaudas pase, tai yra širdžių ryšys. Tik tai tuomet, kai giliai ir per kančią ir skausmą praėjau tas temas, mamos priėmimo tokios, kokie jie yra, kaip man atrodė savo nuopolyje, ir to skausmo, kad negaliu jai padėti, nepaisant to, kad turėjau astrologijos, antropoteosofijos žinias, bet visos pastangos buvo bevaisės. Kai galiausiai priėmiau visas patirtis, visas skaudžias patirtis, atleidau už jas
širdyje ir tiesiogiai. Atsiprašiau už viską, atsisveikindama paskutinį kartą su mama. Suprantu, kad ta transformacija įvyko. Ką reiškia atleisti, irgi esu mąstęs. Turi suprasti, ką tau padarė blogo. Negali užsimerkti tiesiog ir galvoti, oi ne, čia viskas paleidžia. Sąmoningas atleidimas. Supratau, kad tai negerai, bet aš vis tiek atleidžiu. Ir nesielgiu priekaištaudamas, nesielgiu kerštaudamas. Aš ieškau, kas gero yra tam žmogui. Nepriklausomai, kad su juo buvo kažkokių sunkių dalykų. Ta savybė niekur nedings. Ja toliau nusinešėm į santykius su kitais žmonėm. Ir kada bus tokios situacijos, mes mokėsim elgtis. Ir mes nebūsim silpni. Nes jeigu mes įsiždėm, mes esam silpni. Nes mus išmuša iš vėžių ir užsiteršiam šitą negatyvę energiją, nuoskaudą. Ir mes ją nešiojom ir jinai pūvo mumise. Ir mes, sakant, savo tą vandenį, vidinius vandenis, tokius padarėm drumzlinus tokius, per kuriuos visas pasaulis gali pradėti matyti bjauriai. Aš galvoju apie tai, kada būna neharmoningi santykiai ar ne su tėvais, turbūt geriausia būtų tiem žmonėm nustoti kaltinti dėl visų savo nesėkmių tėvus. Aš manau, kad tėvai, visi tėvai, taip turėtų būti, tikrai sąmoningai savo vaikams nori paties geriausio. Ir jie duoda tai, ką gali duoti tuo metu, kokie yra patys, kaip jie patys supranta gyvenimą, pasaulį. Negali duoti vaikam to, ko pats neturi. Tai pirmiausia, savim reiktų užsiimti. Ir nustot kaltinti tėvus, prisimti atsakomybę tada už savo gyvenimą. Jei pas mane atbėgo vaikas ir prašo sulčių, o aš turiu tik vandens, aš negaliu duoti jam sulčių, nes aš jau neturiu. Čia aš kalbu perkeltinė prasme, bet esmė to, kad tu negali to vaiko pakelti aukščiau, negu tu esi pats save pakėlęs, savo vidų. Astrėjos tekstuose parašyta, šaltaširdiškumas yra reikalavimas iš tėvų. Kažko, ko tu manai, kad tau reikia, ką jie privalo duoti, o jie nieko tau neprivalo iš tiesų. Jie viską davė. Jie davė gyvybę. Tai yra begalinis turtas sielai ir dovana. Kad į tam tikrų laikų galėjo ateiti į šią žemę, kad mokytųsi savo pamokų. Ir nereikėtų savęs taip užkelti aukštai, kad mes labai suprantam, pavyzdžiui, kodėl tėvam taip yra ar kitaip. Nes iš tikrųjų galbūt jų mokytojas, kuris nėra žemėje, tik tais žino, kodėl jie taip vargsta, ar kodėl jie turi tas savybės, ką jiems reikia išspręsti. Jeigu gal mes pamatytumėm, tas tikrasis priežastis, mums nebekiltų rankų net įsivaizduoti kažkaip save, kad mes geresni, ar kad čia parodysim tikrai kelią, nes iš tikrųjų gal mes nesuprantam iki galo, nes nesam jų mokytojai. Taigi tokia irgi įžvalga, kad nemokytojauti tėvam, o pakviesti tą geresnį gyvenimą, ar ne, tas geresnės vertybės. O kaip pakviesti, tai pats įsigyvendink. Išoriškai mes galim daug ką keisti, nuvažiuoja žmonės į seminarus, paklauso kažkokių paskaitų, galvoja dabar pakeis kažkaip santykius su tėvais. Bet jie neprivalo gyventi taip, kaip mes norėtumėm, kad jie gyventų, ir jie neprivalo daryti to, kaip mes įsivaizduojam, kad jie turėtų daryti. Ir kai pradedam kažką bandyti galbūt keisti, išoriškai galbūt įmanoma, kad kažkas keistusi, bet čia turi keistis tas santykis į tėvų širdyje. O širdies judesys yra gan lėtas, ir kadangi čia kelios širdis tame
yra, tai tam reikia laiko. Kai pradeda šilti širdis, tu jau nebegali taip elgtis, kaip tu anksčiau. Stodavai konfrontaciją atvirą. Vėliau supranti, kad jau tai nepadeda. Tiesiog tai nepadeda, ne toks kelias. Iš tikrųjų, jeigu mes galvojam, kad tos savybės, kurios mumis labiausiai nervina tėvuose, yra mumyse, tik tais galbūt kitaip užsimaskavusios, kitokią formą reiškėsi, tai atleidimas tėvams iš tikrųjų yra atleidimas savo. Astrėjos paskaitoje buvo pasakyti žodžiai labai giliai atliepiantis tai, iš tiesų, kas mano supratimu yra svarbiausia, kad gerbdamas tėvus, tu kartu išreiški pagarbą kūrėjui. Nes juk jo valia buvo, ar ne? Atsiųsti tave į tokias sąlygas. Tas jausmas, kai tu laukiesi, yra ypatingas. Kai tu supranti, kad tavyje užsimezgusi gyvybė, viskas tobulai susidėlios, viskas taip surėdyta kūrėjo, kad žmogutis užauga. Ir aš, pavyzdžiui, visą laiką jausdavausi labai ypatinga, nes tarsi užsimezga kažkoks toks beveik intymus ryšys su kūrėju, nes jis tuo metu mano artimas draugas. Aš suprantu, kad jis yra viešpats, bet mes kuriam tuo metu tarsi abudu. Ir man toks ryšys tada labai stiprus ir aš pradedu kažkaip daryti žingsnius arčiau kūrėjo, kaip čia galim pasakyti, net nežinau gražiai. Tai tu laukiesi ir tu supranti, kad turėsi mokintis meilės. Nes ateina meilės mokytojas. Kitaip nebūna. Ką reiškia gerbti savo motiną? Tai lygu tas pats, kas gerbti taiką ir meilę visame kame. Gerbti gyvybės davimą, nešimą tos gyvybės į pasaulį. Tai ryšių gerbimas, gerbimas tėvynės, žemės, ant kurios tu vaikštai. O pagarba tėvui. Pagarba tėvui iš tiesų giluminis dalykas, labai svarbus. Neišmokus gerbti tėvo, aš sakyčiau, vėliau apskritai jokių autoritetų žmogui nėra. Jis nemoka gerbti bet ko, kas turi didesnę patirtį, išmintį, kas turi daugiau amžiaus galų gale, kas yra vyresnis žmogus. Ir čia aš sakyčiau tas toks giluminis pažeidimas, kuris vėliau ir per tikėjimą tiesiog užkerta kelią atsiverti dvasiniams dalykams. Svarbu yra žmogaus nesutapatinti su tuo, ką jis dabar sako arba mąsto. Ir tėvų nesutapatinti. Jie dabar tame etape. Jeigu mes pažiūrėtumėm į sielos kelionę, mes tikim, ar ne, kad siela ne vieną gyvenimą gyvena, kaip jau ten yra, tai tik maža atkarpa yra toje kelionėje, o nežinia, kokiu aš turėjau atkarpų ir kam teko mane kęsti, ar ne. Ir tai yra maža atkarpa, gal jie labai klysta. Bet jie mokosi taip, jų sielos taip mokosi. Ir tai yra mažo akimirka. Aš drįstu paprieštarauti, pasakau, kad man atrodo kitaip. Bet visada labai svarbu tą daryti su meile. Neatmesti, neteisti jokių būdų. Tai reikalauja didžiulio vidinio darbo. Tai nėra lengva. Toks meilė iš tikrųjų skambus žodis yra.
Aš galvočiau, iki jo reikia daugti, pirmiausiai gal priimti tiesiog, pavyzdžiui, tėvus, kad jie tokie. Priimti, kad jie gali klysti, leisti jiems klysti, leisti savo klysti. Ir dėkingumą pajusti. Tai iki meilės žingsnelis bus. O meilė jau ten toliau kažkur. Dėkingumas. Ačiū už. Paskambino gal. Ačiū, kad pasirūpino, vat kaip sugebėjai. Dėkingų galima jaustis ir už pavyzdį, pavyzdžiui, kaip nedaryti. Nes visi mes klystam ir aš kažkur esu nesupratėlis didžiausias. Ir visi esame vienoj valty. Tai tie tėvai irgi kažko, jie nešventieji gal, ar ne? Jie turi blogų savybių. Ir gal jam netaip paprastas jiems susitvarkyti. Aš irgi turiu savybių, kurių netaip lengva yra išminkyti tą savo molį, ar ne? Tai kartais tas blogas pavyzdys, jis pavyzdžiui gal apsaugo mane, kad aš nenorėčiau tą linkme, nes aš mačiau realizaciją, ką reiškia. Ir šiai dienai aš labai dėkinga savo mamai. Ji buvo man veidrodis, parodantis, kokia galiu būti arba kokia galiu nebūti. Dėkingumas ir atleidimas. Aš tai galvoju, kad kitaip tikriausiai niekaip ką daryti. Atleisti tėvam, jeigu yra kažkokių tai nuoskaudų. Ir būti dėkingiam vien už tai, kad turėjo galimybę ateiti į šį pasaulį. Bet kokiu atveju tėvai yra pirmojo impulso davėjai ir vien už tai turim būti jiems dėkingi. Gerai paieškojus, jeigu tikrai daug nuoskaudų ir taip toliau, netaip lengva galbūt pamatyti, bet visada yra už ką būti tėvam dėkingi. Ir galim pradėti nuo pačių paprasčiausių tokių savybių, gerų savybių. Sakykim, galbūt giminėjai visoji, ką tėvai man irgi paveldė, yra kažkoks inžinerinis mąstymas, ar ne, yra. Buvo vystomas. Arba koks nors polinkiai kažkokie. Galbūt humoro jausmas yra. Galbūt dar kažkas, kas yra tikrai gero. Ir aš už tai dėkingas galiu būti, kad tai patyriau. Aš sėmiausi pavyzdžių. Ir aš tam tikrą palaikymą turiu užnugarį iš visų tų gerų dalykų. Ir jeigu aš jaučiuosi dėkingas už juos, tas palaikymas, jis ir tada tikrai stovi man už nugaros. Bet jeigu aš nurašau viską, kas iš tėvų, viskas ten blogai, na tada tas palaikymas sutrukdomas ir užkirto aš pats kelią jam. Nes dėl savo puikybės nesuprantu. Dėl savo puikybės atmetu viską, nes aš jaučiuosi geresnis, bet iš tiesų taip nėra. Aš daug ko galiu iš tėvų pasimokyti. Iš tiesų man buvo nuostabiai gražu, kai aš išgirdau, kaip mano tėtis kalba. Tebūnie ne su mano mama, jie seniai išsiskyrė, bet tiesiog šeimoje stebėjau, klausiau taip. Tiesiog situacija ir girdžiu, kad jis kalba taip, kaip aš kalbu su savo vyru ir man tiesiog toks juokas. Sakau, tėti, kokie mes panašus. Santykis į tėvus atsispindi santykį į antrąją pusę. Todėl iliuzija yra galvoti, kad pabėgsiu nuo savo šeimos ir susikursiu savo kažkokį tokį gyvenimą, kaip sakant, palikęs už nugarį šitą visą. Ne, jeigu mes neišsprendėm santykių tėvus, dėl tikimybė, kad tie modeliai, tos problemos, kurios buvo santykiai į juos, pasikartos santykiai su savo antrą pusę. Kaip tėvai yra turbūt ir tiek pirmoji meilės mokykla, tiek jie yra tas veidrodis, kurį žvelgdami mes geriausiai pamatom tas savo programas, kurias išsinešam paskui į gyvenimą. Tai taip ir kiti žmonės mums padeda fiksuoti tiesiog, ką mes turim savyje. Jeigu įžvelgdami tėvus mes matom, kas nepatinka, kas labai erzina, tai supras, kad tai yra tavyje ir tą reikia keisti. Mes su tėčiu kalbėjom senelio laidotuvėse, tarp kitko sėdėdami vieną šalia kito,
apie tai, kad kaip retai mes vienas kitam dovanojame gėles. Bet gėlės perkeltinė prasme. Kaip retai mes vienas kitam pasakom gerą žodį. Todėl aš skubu paskambinti tėčiui, kai man ateina mintis, kad reikia paskambinti. Ir pasakyti kokį gerą žodį. Tas ryšys, ta bendrystė, aš galvočiau, kiekvieną kartą susitikus su tėvais reikia pataikyti į tą natą. Kur yra gėris, kur bendrystė. Iš tikrųjų, išspręsti reikia santykis į tėvus. Ir tada pasikeičia santykis į kitus žmonės. Tokie susisiekiantis indai yra. Ir santykis į visą pasaulį iš tikrųjų pasikeičia. Nes jeigu tai vartai, pro vartus mes matom visą pasaulį, į kurį patekom. Kai tu augi šeimoje, esi visų mylimas, tu tarsi stovėtum po meilės kriokliu. Ir tas meilės krioklys tave plauna, tu esi jame, bet tu labai gerai supranti, kad tėvam atgal nieko neatiduosi, nes krioklys į viršų neteka. Reiškia, turėsiu atiduoti viską, ką gavau iš tėvų savo vaikam. Ir visada reikia išsinešti į ateitį tai, kas šviesu, tai, kas gražiausia. Nebejotinai. Tai turi mus stiprinti ir vesti prieki.